Mane seniau konsultavo Monos brando įkūrėjas. Čia toks premium lagaminų brandas Amerikoje, kurie generuoja virš 100 milijonų per metus. Ir geriausias patarimas, kurį jis man pasakė, yra neperleisk dalykus, kuriuos jūs geriausiai darot. Kaip tai suprast? Aš kai konsultavausi kažkur prieš metus, auginau savo brandus, turėjau komandą, pagrindė judinom per Facebook adsus, pasiekėm gerą skeilą, bet aš jaučiaus, kad kažkur stringam. Galvojau, kad man reikia samdytis marketingo agentūrą. Gal jie kažkaip paskeilins geriau negu mes. Ir buvau labai įsiciklinęs, reik man agentūros, reik samdyti. Aš jam tą dilemą iškėliau, klausiu, ką daryti dėl to, ir jis manęs paklausė, kiek jūs dabar per mėnesį generuojat. Sakau, ten 100-200 per mėnesį. Sako, viską Lietuvoje prekiaujat? Sakau, jo. Sako, per kur jūs pagrindė tos pinigus uždirbat? Sakau, Facebook adsai. Ir jis toks, ir tu nori jūsų pagrindinį pinigų šaltinį deleguot? Sako, jūsgi tai geriausiai ir darot. Čia yra tai, ką jūs mokat. Jūs geriau deleguokit Amazoną, retailą. Nesvarbu. Sako, imkite agentūras ant tų dalykų, kurių jūs dar nemokat arba nedarot, išmokit iš jų ir tada patys padarykit. Bet dabar imti agentūrą ant dalyko, kur jau patys gerai darot, tai yra durnys. Ir aš įsinešiau, kad aš labai save toj srity nuvertindavau. Bet realybė tokia, kad iki 100K aš ko puikiausiai išskeilinau, tai iki to taško aš moku labai gerai Facebook adsus ir visą marketingą ir CRO ir taip toliau, kas padėjo pasiekti tos rezultatus. Tas man ir davė drąsos dabar eiti mokinti žmonės. Nes seniau visą laiką galvodavau, ką aš galiu mokinti, ašgi nieko nemoku, taip toliau. Bet dabar aš galiu labai drąsiai sakyti, mes šiais metais padarysim apie 2 milijonus apyvartos. Iki tiek aš galiu išmokinti, iki tiek žinau, ką daro. Arba net drąsiau galiu pasakyti, iki milijono per metus galiu jau 100% žinau, kaip tai padaryti. Nes esu jau ne pirmus metus tai daręs. Kas virš to, ten iki 10 milijonų, iki 100 milijonų aš neįsivaizduoju, negalėčiau mokinti. Bet ar dabar darau? Mokinu pradinukus. Ir jeigu jūs irgi norit mokintis, aš dabar turiu nemokamai Discordo grupę, kur aš su visais nemokamai dalinuosi savo žiniomis. Tai siūlau prisijungti. Nieko nekainuoja.